Klotoje ir irklavimo teisėja, šalia manęs Algirdas Raslanas. Labas vakaras. Labas vakaras. Algirdai, ką tik iš Rio de Žaneiro, nešalta čia pas mus palyginti su tuo, ką ten jautėte? Tiesą sakant, ten taip pat žiema ir oras panašus, buvo daug vėjo, buvo lietaus, bet buvo ir saulės. Saulės daugiau negu pas mus. Prožektoriai gerai šildo, čia smagu. Algirdai, jūs Rio de Žaneire buvote irklavimo varžybų teisėjų. Ką daro irklavimo varžybų teisėjas? Kokios yra funkcijos, kokie tiksliai teisėjo uždaviniai tokio tipo varžybose? Mes turime suprasti, kad olimpinėse žaidynėse varžybas vykdo tarptautinės federacijos ir jų struktūros. Vadinasi, tos sporto šakos teisėjai vadovaujasi tos sporto šakos taisyklėmis ir tai yra pagrindinis uždavinys užtikrinti lygias sąlygas sportininkams, ir išryškinti arba nustatyti nugalėtojus arba kitų sportininkų vietas. Tai štai teisėjai turi užtikrinti absoliučiai tikrą tiesą ir teisybę pagal įstatus arba tiksliau pagal varžybų taisyklės, kurios yra privalomos. Aš įsivaizduočiau, kad irklavimo varžybų teisėjas, skirtingai nei bokso teisėjas, kuris vertina absoliučiai viską, kas vyksta, labiausiai žiūri į startą ir finišą. Ar ne per anksti startuota ir ar tikrai finišavo pirmasis, antrasis, trečiasis ir taip toliau tie, kaip pasirodė iš pradžių. Teisingai? Turiu pasakyti, kad techninė įranga arba elektroninė įranga yra Omegos, tai yra Tarptautinio olimpinio komiteto rėmėjo, jis šiek tiek skiriasi nuo to, ką naudojame per pasaulio čempionatus. Tačiau šiandien tai yra viskas technizuota, startas yra labai tiksliai nustatomas, stovi kameros, viskas yra elektroniniu būdu fiksuojama. Duodamas laikas arba startas, kurį nuspaudžia mygtuką teisėjas, starto teisėjas, jau visos, valtys būna išlygintos, po to teisėjai žiūri, kaip kiekvieną 500 metrų praplaukia komandos, jeigu būna vėjas, pakoreguoja, kad neišplauktų į kitą takelį, kad netrukdytų kitiems. Finišo liniją kertant, fiksuojama taip pat kamerų pagalba, tai yra elektroniniu būdu, turbūt 0,000 sekundės tikslumu. Ir čia norėčiau papasakoti tokį įdomų atvejį, vyrų vienviečių finale. Buvo, sakykime, dvi valtis, tai ir Naujosios Zelandijos sportininko ir Kroatijos sportininko, dvi valtis suėjo tuo pačiu laiku, atplaukė tuo pačiu laiku. Bet mūsų taisyklės irklavimo sako, kad vis tiek nugalėtojas turi būti išryškintas. Tai štai 1,5 centimetro viena valtis buvo greitesnė, kas buvo nustatyta fotofinišo nuotraukos pagalba. Kroatai supyko, kroatai norėjo, kad būtų įteikti 2 aukso medaliai ir aš manyčiau, kad tai būtų buvę teisinga. Ir matytų, jog tarptautinė federacija turės priimti tokį sprendimą. Ar gerai suprantu, kad irklavimo varžybose žmogiškojo faktoriaus, kalbant apie teisėją, yra šiek tiek mažiau nei kitose sporto šakose? Kalbate apie kompiuterius, kameras, fiksacijas elektroniniu būdu, viskas objektyviau, ar ne? Ne visai gal taip, nes nuotolyje teisėjai, 2000 metrų nuotolyje teisėjai turi įtakos pakoreguoti, jeigu jie išplaukia į kitą takelį. Kitos intervencijos nėra. Bet aš čia noriu pasakyti, kad iš tikrųjų Tarptautinis olimpinis komitetas stengiasi, kad visos sporto šakos būtų įvertintos objektyviai. Šiuo atveju tai ne teisėjo nuomonė taip ar kitaip, o tai yra tiksliai taip, kaip yra. Vadinasi, galbūt galvojama arba mąstoma taip, kad visuose sporto šakose būtų fiksuojama vienaip ar kitaip elektroniniu būdu. Štai bokse jūs minėjot. Bokso pavyzdį mes turim dailųjį čiuožimą, mes turim gimnastiką, mes turim kitas sporto šakas, kuriuose teisėjo nuomonė arba jo kvalifikacija arba jo vertinimas irgi yra, sakykime, profesionalumo rodiklis. Negali pasakyti, aš mačiau tą smūgį, ar aš jo nemačiau. Štai šitoj vietoje yra problema ir aš manau, kad ateityje šitas bus sprendžiama, tai yra buvo kontaktas arba nebuvo, taip kaip fechtavime. Jūs labai įdomią temą palietėte ir mes būtinai grįšime prie bokso temos. Aš noriu priminti visiems, kas vyksta kaune.lt žiūrovams, kad kalbamės su Rio de Žaneire teisėjavusiu irklavimo varžybose Algirdu Raslanu, kuris yra puikiai pažįstamas Lietuvos ir ne tik Lietuvos sporto pasauliui. Mielas Algirdai, jūs vis dar pasipuošęs švarku tiesiai iš teisėjų zonos, teisingai? Tai yra teisėjo švarkas? Taip, tikra tiesa ir tai buvo tokia mėlyna spalva ir jeigu matot per televizorių visi aprengti tokiom spalvom, tiesą sakant, vėl gana įdomi istorija, pasiimti aprangos važiavom 1,5 valandos, tas truko pasiėmimas 3 valandas,
mus matavo ir vieni ir kiti ir iš tikrųjų gavau trumpas kelnes, kreivus ten, sakykime, kitus dalykus ir panašiai. Žodžiu, šitoje vietoje tvarkos gerokai truko, tai daug kas yra nukentėjęs, bet kai kas ir tiko. Labai braziliška tvarka, ar ne? Tikra tiesa ir tai labai savotiškai įdomu. Algirdai, sakykite, prašau, jūs esate vienas iš tų laimingųjų, vienas iš tų gerųjų specialistų savo srities, kuriam pasisekė būti olimpinėse žaidynėse. Yra sportininkai, kurie įveikia kvalifikacijas, atrankas ir patenka į olimpinės žaidynės. Yra ir teisėjai. Ir tikrai ne visi ten patenkantys. Kaip atsitiko, kad būtent jūs buvote Rio de Žaneire vienas teisėjų irklavimo varžybose? Tikrai ne. Buvo dar Edmundas Daukantas iš Lietuvos ir aš manau, jis tikrai buvo nusipelnęs būti tuo tikruoju teisėjų lydėti valtis. Aš buvau atsakingas šiek tiek kaip techninio delegato funkcija, dalis buvo darbas daugiau su VIPO žmonėmis, tai yra su aukščiausio lygio žmonėmis, kurie ateina ir bendroji priežiūra, komunikacija tarp sportininkų, jų pristatymas, sakykime, iki reporterių, iki žurnalistų, iki fotografų, iki kitų. Tai ta prasme, kad kiekvienas mes turėjom tam tikras funkcijas. Tai štai Daukantas lydėjo valtis, o aš, sakykime, dirbau trupučiuką kitą darbą. Na, žinoma, visą laiką Rio de Žaneire nedirbote, buvo ir laisvo laiko, ar ne? Kaip atrodė jūsų diena Rio de Žaneire? Ar darbo apimtis buvo tokia didžiulė, kad atsipalaiduoti net nebuvo kada? Tikrai taip nėra, varžybos vyksta limituotą laiką, tai yra jos apibrėžtos laiku, kuris yra labai svarbus televizijai. Tiesą sakant, irklavimo varžybos dėl vėjo buvo nukeltos, viskas yra derinama su televizija. Televizija yra karalius, iš tikrųjų jam lenkėsi ir sportininkai, ir treneriai, ir visi kiti. Ir tai yra svarbu pažymėti, kad varžybos anksti prasideda, sportininkams turbūt 1,5 valandos reikia važiuoti, tai keldavosi apie 5 turbūt, 5:30, gal 5. 6:30 treniruotės ir taip, sakykime, kaip mes teisėjai, lygiai taip pat irgi keldavomės anksti. Bet antroji dienos pusė būdavo pakankamai laisva ir mes turėdavom galimybę aplankyti kai kurias sporto šakas, tiesą sakant, ir olimpinį kaimelį, ir kitas varžybų vietas, vertinti teisėjavimą, vertinti varžybų lygį, žiūrovų skaičių, šou, kuriuose, sakykime, kaip pliažo tinklinėje, kurį daro šou, kad žiūrovams būtų įdomu. Ir tai yra nauja sporto perspektyva, ne tik varžybos, ne tik rezultatas, ne tik tai pergalių siekis, bet tai yra iš tikrųjų svarbus dalykas, kad tai yra reginys žiūrovams ir televizijos žiūrovams. Štai šito trūksta Lietuvoje, šito trūksta mums lietuviams, šito trūksta galbūt ir pasauliniam sportui, kad sportas taptų kultūros tikrąja dalimi ir didelis šou. Na, jūs kalbate apie sportą, apie tai, kad lankėtės ir kitose varžybose, ir kitose pasirodymuose, ne tik tai irklavime. O jeigu kalbėtume apie linksmąją Brazilijos dalį, kurią važiuoja viso pasaulio turistai pamatyti, joje pabūti, pasiausti, pajausti, ar teko braziliškų ritmų pagyventi? Tiesą sakant, gal ne visai, gal tiek ne, bet mes gyvenom, mūsų viešbutis buvo Copacabanoje. Tai yra grinai prieš pat pliažą ir teko matyti ir lankytis ir jau antrus metus iš eilės, nes prieš metus ten teko būti. Nieko jis nestebina, nuo Palangos mažai kuo skiriasi, gal mažiau plikų žmonių. Ar tikrai mažiau? Nes visi daugiau mažiau, sakykime, apsirengę, bet iš tikrųjų vyksta prekyba didžiulė tenai, reikia saugoti drabužius ir papasakosiu tokį atvejį, kad štai policijoje saugot drabužius, aš gerai išgirdau. Taip, drabužius, nes policijoje stovi vokietukas su glaudėm ir verkia graudžiai, kad aš nieko neturiu, viskas dingo ir žodžiu, kaip dabar išspręsti tą problemą. Tai tokių plikų ateina ten ne vienas. Vagia drabužius vietiniai. Nes drabužiuose yra raktas, yra laikrodis, yra piniginė, yra kortelės, yra viskas. Na štai ir tokiu atveju ir pasitaiko. Tiesą sakant, vėlgi Copacabanoje sėdėjom 6 su 3 lenkais, šnekėjomės apie jų puikius rezultatus irklavime, tiesą sakant, gėrėm tokį vietinį gėrimą kaip rinį ir draugas turėjo 2 telefonus pasidėjęs ir tiesiog neįtikėtinai jie abu dingo. Akise nudžiovė, ko aš ir pats niekada nemačiau. Po to aš nešiausi viską vidinėse kišenėse, labai mažai pinigų ar tiek, kiek reikia, ką planuoju, nes tikrai pavojus yra. Ir nėra to tiesioginio plėšimo, bet vagysčių yra labai daug. Ir tai yra faktas. Kita vertus, kas stebina? Stebina jų mokėjimas gyventi. Atviri, draugiški, šypsosi, džiaugiasi patys tuo. Jie susikūrė savo
laimingas gražias valandas. Varžybas eina pasižiūrėti ir pasidžiaugti, padainuoti ir, sakykime, reikšti emocijas, gatvėje reiškia emocijas, pležėje reiškia emocijas, visur tas vyksta natūraliai. Tai štai, ar tai šiltas oras, ar jų tiesiog tokie genai, mums lietuviams reikėtų to mokytis visur. Ir štai olimpiada arba sportas sujungia labai daug žmonių į vieną vietą ir tai yra, vėlgi pasikartosiu, kultūrinis reiškinys, kuriame kiekvienas randa savo vietą, labiau sporto myli, ar labiau barus myli, ar labiau, sakykime, pasilinksminimo vietas ar panašiai. Kitas dalykas, ar tai yra kainos, tai kainos yra panašios kaip Lietuvoje, tai nėra didelis, sakykime, labai didelis skirtumas, priklauso, ką tu pasirinksi, pasirinkimas yra didelis įvairiausių dalykų, bet miestas yra didžiulis arba milžiniškas, tai didžiuliai kamščiai, reikia planuoti ilgą vykimo laiką, nieko daug negali nuveikti, gatvėse vaikščioti, nėra ką labai ir pamatyti, išskyrus keletą objektų, ar operos teatrą, ar kalnus, arba stovinti virš Irklavimo kanalo Dievą, virš Rodrigo de Freitas ežero. Tai žodžiu, toj vietoj kaip ir labai pažiūrėti nėra ką, bet pabūsti, pajausti šitą ritmą arba jų gyvenimo supratimą, džiaugsmą, gyvenimo džiaugsmą yra labai svarbu. Rio, tai ir yra Rio, tai yra gyvenimo džiaugsmas. Algirdai, jūs ne pirmasis, kuris prakalbote apie tai, jog Rio de Žaneire olimpinių žaidynių metu reikia būti atsargiam, jog negali būti užtikrintas tuo, kad tavo daiktai vis dar yra tavo daiktai, negali būti atsipalaidavęs ir turi būti visada budrus. Ar jūs buvote perspėtas prieš važiuojant į Rio, ar vietiniai galbūt kolegos bandė jūs perspėti, kad saugokitės, dabar suaktyvėjo negerumai? Koks žmogus klauso perspėjimų? Ne vienas. Kaip patiria vagystę arba nuostolį, tada jis pradeda klausyti, kad štai buvo geri patarimai. Svarbiausia, kad jums viskas baigėsi gerai toje vietoje. Labai daug diskusijų dėl teisėjavimo Rio de Žaneire. Daugiausiai diskusijų, turbūt nepaslaptis, galbūt ir Brazilijoje tą jautėte ir girdėjote, sulaukė bokso teisėjai. Gal pirmoji klausimo dalis ir bus tokia, ar girdėjote Brazilijoje taip garsiai kaip mes Lietuvoje apie teisėjavimą bokse? Ir kitas klausimas, ką jūs pats galvojate apie tai? Aš galiu pasakyti mažiau negu žinau. Iš tikrųjų, tam tikrų korupcijos apraiškų yra daug ir boksas yra vienas, kuris, sakykime, išsiskiria tuo, kuriame vėlgi dėl subjektyvaus žmogaus veiksnio negali nustatyti, ar jisai teisingai atlieka sprendimą ar neteisingai. Tai mes galim turėti ir imtynėse tokių situacijų, ar dziudo, ar graikų romėnų imtynėse. Mes turim boksą, mes turėjom tokių dalykų sunkioje atletikoje ir kitose sporto šakose. Dėl to dvikovos sporto šakos yra išskiriamos kaip vienas atskiras blokas. Juose net ir medalis paprastai planuojamas, ne dziudo ar sunkumų kilnojimų kaip šiuo atveju, bet visam šitam blokui, dėl to, kad jis yra išskirtinis, niekada neprognozuojamas ir visiškai neaiškus, kada sublizgės ar vienas sportininkas, ar kitą nuskriaus neobjektyvus teisėjavimas. Aš manau, kad tikrai tokio dalyko yra, mano asmeninė nuomonė, aš tą sakau kaip asmeninė nuomonė. Manau, kad tokią sporto šaką kaip boksą reikėtų iš viso, iš olimpinių žaidynių išjungti arba išmesti arba išvaryti, vaizdžiai tariant. O gal tada būtų galima galvoti alternatyvą, neišmetant sporto šakos, truputėlį sumažinti subjektyvumą teisėjavime, galbūt galim pagalvoti apie tos vadinamus čipus, kurie kaip davikliai duotų informaciją, kiek iš tikrųjų smūgių suduota, kad nustotų teisėjai vertinti pagal tai, kas jiems gražesnis boksininkas. O kas trukdė tą padaryti anksčiau? O štai ir klausimas, aš jūsų norėčiau paklausti. Grįžtam prie to. Tai jeigu sporto šaka nenori keistis, jeigu nenori įvesti tvarkos, jeigu nenori, vadinasi, daugam, kas ten yra valdžioje, yra naudingas toks dalykas. Kodėl, sakykime, dailiajam čiuožimą, bet štai mes Kaune turim puikius mūsų čiuožėjus, geriausius Lietuvoje, kodėl būdavo kalbama apie teisėjavimo spragas? Dėl to, kad dominavo rusų, sakykime, teisėjų blokas. Tai toks dabar blokas yra Azijos šalių blokas. Jie yra gana vieningi. Na ir, sakykime, tikrai neatmetu to, kad, sakykime, kai kurios vietos yra perkamos tiesiog. Jums teko bendrauti ir su lietuvių sportininkais, apie irklavimo mūsų olimpinių medalininkų kvartetą, apie Donatą Vištartaitę, Mildą Valčiukaitę, Mindaugą Griškonį ir Saulių Riterį mes dar pasikalbėsime, bet aš dar baigiant temą ties boksu noriu paklausti, gal girdėjote Stanionio, Petrausko komentarus, teko su jais kalbėtis.
Ne, asmeniškai neteko, bet skaičiau visus komentarus ir iš tikrųjų daugeliu aspektų aš su jais sutinku. Tiesą sakant, gali būti ir pasikeitimų, tai yra 17 metais Tarptautinis olimpinis komitetas priims sprendimą dėl rungčių arba sporto šakų pasirinkimo. Keisis atskirų sporto šakų. Sakykime, kodėl yra 100 metrų bėgimas lengvojo atletiko ir 200. Tie patys sportininkai startuoja ten, laimi 2 medalius. Kodėl plaukime vienas plaukikas gali laimėti 5 ar 7 medalius, kur nuotoliai labai artimi vienas kitam. Vadinasi, yra visiškai neteisybė. Arba kodėl irklavime yra sunkaus svorio, arba, sakykime, sunkaus svorio sportininkas ir lengvas svorio sportininkas. Jų rezultato skirtumas yra labai nedidelis. Vadinasi, kodėl tokie dalykai? Gal reikia įvesti 10 papildomų sporto šakų, šito sąskaitą sumažinint sportininkų skaičių. Kitas dalykas, kuris labai aštrus. Moterų yra mažiau olimpinėse žaidynėse ir sportuojančių. Norima įvesti, kad 2020 metais Tokijo olimpinėse žaidynėse būtų kiekvienoje sporto šakoje lygus vyrų moterų skaičius. Tai yra 50 ar 50. Dabar turbūt yra 4 sporto šakos, kur yra moterų daugiau, 5 sporto šakos, kur vienodas skaičius, o kitur yra vyrų daugiau. Tai štai yra numatomi pasikeitimai. Aš tikrai galvoju, kad boksas irgi vienas iš tų pretendentų, kurios tikrai turbūt jų programas peržiūrės. Grįžtam prie teisėjavimo. Mielas Algirdai, sporto teisėjai visada, visais laikais, nesvarbu apie kokią sporto šaką bekalbėtume, buvo labiausiai aptarinėjama arba viena labiausiai aptarinėjamų rungtynių, varžybų dalių. Ar jūs sulaukėte sportininkų spaudimo, delegacijų, klausimų, žvilgsnių į jūs priekaištų, bandymo galbūt irgi truputėlį psichologiškai paveikti? Ar buvo tokių niuansų, tokių išgyvenimų Rio? Aš manau, kai kuriuose sporto šakose to yra, bet mūsų sporto šakoje to nebuvo. Tai mes neturim taip tiesioginio kontakto su sportininkais ir tai yra labai geras dalykas. Kuo daugiau bendravimo, artimo prieš varžybas ar varžybų metu, tuo daugiau įtarimų kyla vienokių ir kitokių. Bet aš noriu pažymėti, pirmas dalykas - elektronika, kuri daro naujai, įvertina naujai situaciją, tai yra fiksuojami rezultatai, turi būti labai objektyviai techniškai vertinant tai. Antras dalykas, kad kiekviena sporto šaka turi savo taisyklės, jos turi būti pakankamai tobulos, jos turi ginti sportininką, jo rezultatą pirmiausia, o ne apsidrausti, kad teisėjas visada yra teisus. Taip negali būti. Visada teisus yra sportininkas, dėl kurio mes visi esame. Na, grįžkime prie pačios maloniausios dalies šitose olimpinėse žaidynėse ir irklavimo varžybose. Mūsų tautietis ir tautiečiai, pradėkime nuo merginų, Donata Vištartaitė ir Milda Valčiukaitė pasidabino bronzos medaliais, o mūsų irkluotojai Mindaugas Griškonis ir Saulius Riter sidabro. Fantastiniai rezultatai. Na, pradėsiu nuo to, ar tai buvo jums tikėta kaip irklavimo specialistui? Tiesą sakant, taip. Ir net aš galvojau, kad geros sėkmės atveju Griškonis ir Riteris galėtų iškovoti ir auksą. Bet tie sportininkai dominuoja gal 6 metus pasaulyje, gal 5 metus pasaulyje. Ir ankstesnėje sudėtyje kaip ir buvo sunkiau tikėtis tokio aukšto rezultato. Dabar atrodė, kad valtis slysta geriau. Šiuo atveju mes turim džiaugtis, kad yra sidabras, bet jie labai stipriai kovojo dėl aukso ir pralaimėjo labai nedaug. O mūsų merginos, Donata Vištartaitė, Milda Valčiukaitė? Mes tikrai tikėjomės rezultato, tiesą sakant, galbūt net slapčia galvojom, kad galėjo būti ir sidabras, galėjo būti net ir auksas. Bet kita vertus reikėtų žiūrėti, jeigu vyrai išlaikė stabilų pasaulyje antrą vietą, stabilų rezultatą visą eilę metų, gal 3 metus, ir Europos čempionate laimėdamos, sakykime, 1 vietą, tai merginų rezultatai po 13 metų, kada tapo pasaulio čempionėmis, šiek tiek krito. Vadinasi, reikia prognozuoti, kad čia negalėjo būti maksimalūs rezultatai, jo labiau, kad joms nelabai pasisekė šiais metais ir Europos čempionate. Algirdai, transliacijos pradžioje, pokalbio pradžioje aš pristačiau jūs kaip irkluotoją, teisėją, profesorių ir nevardinau daugybės darboviečių, kuriuose dirbate, nes mums tiesiog nėra tiek laiko šiam pokalbiui, bet viena iš jūsų pareigybių, jūs buvote pirmasis kūno kultūros ir sporto departamento vadovas Lietuvoje, tas pačias pareigas ėjote ir 21 amžiuje, nuo 2005 iki 2009 metų. Ir akivaizdu, kad ne tik irklavimo, bet ir visoje Lietuvos sporto situacijoje jūs orientuojatės labai gerai ir jums gerai pažįstama.
Kaip galite įvertinti mūsų šalies sportininkų galimybės ruoštis tokio lygio varžyboms, tokio lygio turnyrams kaip olimpinės žaidynės? Na ir čia daugiau kalbu apie tas sporto šakas, kurios reikalauja didesnių investicijų, lengvoji atletika, plaukimas, galbūt nuo šių dviejų ir pradėkime. Kokia mūsų bazė? Kaip mes turime galimybės, kokias turim galimybės ruošti sportininkus? Tiesą sakant, labai aktualus klausimas ir jis buvo nuo pačių pradžių. Tai reikėtų pasakyti objektyvumo dėliai, kad tuo sovietiniu laikotarpiu Lietuvos sporto bazės buvo gero lygio. Sportininkų rengimo sistema tam modeliui, kuris vyko, sovietiniam modeliui, buvo labai geras modelis. Vadinasi, mes turėjom protingus vadovus. 90 metais iškilo problema, kaip iš sovietinio modelio padaryti demokratinį sporto modelį. Klubai, federacijos, varžybų vykdymas, vykimas į tarptautinės varžybas, daug sąmonės lūžių. Ne visiems pavyko suprasti, kokiu keliu mes einam. Dėl to tas laikotarpis 3, 4, 5 metų buvo labai sudėtingas. Reikia dabar pasakyti, kad visom sporto šakom idealių sąlygų mes nesukursime. Nėra jokių galimybių. Mes turime 20 sporto šakų prioritetinių ir olimpinių sporto šakų ir žiemos ir vasaros. Jos yra 36 iš vis. Vadinasi, šitoje vietoje iš karto problema tokia, kokie prioritetai. Jeigu lengvoji atletika, reikia gerų stadionų, reikia maniežų. Jeigu plaukimas, reikia 50 metrų baseinų varžybinių, reikia 25 metrų baseinų. Mokymo plaukti programa, beveik, sakykime, pusėje ar daugiau rajonų plaukimo baseinai kaip centrai ir prie mokyklų arba mokyklų plaukimo baseinai. Tai štai jeigu šitas procesas tęsis, mes tikrai turėsim talentingų plaukikų. Tada tik tai reikia lėšų, kurių irgi šiandien nėra taip mažai, jų pakankamai daug. Tai štai kiekvieną sporto šaką mes taip nagrinėdami galim pamatyti, kad kai kurios sporto šakos pigesnės, kai kurios brangesnės. Štai buriavimui, kiek kainuoja pati valtis, sakykime, jachta, burės, atsarginės burės, traileris, kuras, transportas ir visi kiti dalykai. O lengvoje atletikoje įsimeti į batelius ir važiuoji ir startuoji persirengęs. Tai štai tos kainos yra skirtingos. Bet labai gaila, kad jau baseinų programa pradėjo judėti ir ją išjudino prezidentas Adamkus, kažkada mums liepęs būtinai pradėti statyti, tas procesas jau dabar vyksta ir pakankamai gerai, ypatingai tų rajoninių baseinų statybose, daugelis rajonų jau baigia įsikurti tokius baseinus. Bet štai rezultatus mes turim prastesnius. Iškyla klausimas, kodėl Londone turėjom gerus, kodėl dabar čia? O tai yra sudėtingas sportininkų rengimo klausimas. Tai yra trenerių kvalifikacija, ir lėšos, ir stovyklos, ir metodikos, ir kiti dalykai. Ar mes naudojam naujausias pasaulio metodikas,